Sužaidus vos 3,5 minutės šiame kėlinyje, Žalgiris turi jau dviženklę persvarą, dvigubai daugiau, net negu dvigubai padidinęs savo turėtą pranašumą po 2 kėlinių. 49-37 ir daugiausiai prie to prisidėjo vėlgi gera Žalgirio gynyba ir 19, jau 19 pelnytų Jono Mačiulio taškų. Arvydas Aitutavičius dabar prasižengia būtent prieš tą žmogų, kuris kelia daugiausiai problemų Neptūno gynybai. Ir šiame kėlinyje vietoj Deivido Gailiaus Neptūno komandoje aikštėje Marius Kasiulevičius, o žalgiriečiai pradės ataką išmesdami kamuolį į aikštę dar savo aikštės pusėje. Mantas Kalnietis. Lygiai 4 minutės sužaista trečiajame kėlinyje. Nepavyksta Mantui Kalniečiui, ima kamuolį Paulius Markeliūnas. Šiauliuose po 3 kėlinių 10 taškų Vilniaus Lietuvos Ryto persvara 65-55. Lygiai toks pats skirtumas ir čia, Klaipėdoje. Tiesa, čia dar 5,5 šio kėlinio minučių. Tadas Klimavičius ima kamuolį ir užsidirba pražangą Marius Kasiulevičius. Tadas Klimavičius, kaip ir Jonas Mačiulis, abu yra geriausiai kovojantis žalgiriečiai po krepšiais. Po 5 laimėtas dvikovas, Mačiulis dar yra pridėjęs ir 19 taškų. Gariūnas žalgirietis, tačiau kamuolio pasiekti jam nepavyksta. 3 prieš 3 ir laiku sustabdo ataką Mantas Kalnietis. Taktiškai protinga pražanga, išgelbstinti Žalgirio gynybą nuo didesnių problemų. Tuo labiau, kad tai tik tai trečioji komandinė žalgiriečiams, beveik įpusėjus trečiajam kėliniui. Artūras Milaknis grįžta į aikštę Žalgirio penkete, Osvaldas Kurauskas keičia Martyną Mažeiką Neptūno gretose. Arvydas Aitutavičius ir toliau lieka, dabar jau vienu rezultatyviausių krepšininkų, po 12 įmetė jis ir Markeliūnas. Markeliūnas gražiai suklaidina Tadą Klimavičių, tačiau metimas netaiklus ir kamuolį vėl. Svečiai, Tadas Klimavičius dabar jau jis atakuoti nesiryžta, numeta kamuolį geresnėje pozicijoje buvusiam komandos draugui. 10 sekundžių Žalgirio atakai. Paulius Jankūnas ir graži verpstė prieš mažesnį už save varžovą, išnaudoja savo ūgio persvarą. Paulius Jankūnas pelnydamas 10-ąjį tašką, antrasis žalgirietis surinkęs dviženklį taškų skaičių šiandien. Gražus Pauliaus Jankūno blokas, laimėta dvikova ir savo aikštės pusėje. Ir Tadui Klimavičiui neleidžia dabar jau tęsti atakos Valdas Vasilius, trečioji pražanga jam. 3 pražangas yra surinkęs ir Arvydas Aitutavičius. Žalgirio komandoje vienintelis Aurelijus Žukauskas yra prasižengęs 3 kartus. Tačiau ir žaidė jis kol kas labai trumpai šios dienos rungtynėse. Mantas Kalnietis. Paulius Jankūnas, jo metimas iš toli, tačiau ir jam atrodo šiandien tritaškai nekrenta. Nors Žalgiris pagerino savo pataikymų procentą gerokai nuo 8, ką turėjo po 2 kėlinių, iki 24. Jonui Mačiuliui fiksuojama antroji asmeninė pražanga. Abi komandos jau yra prasižengusios po 4 kartus. Taigi nebaudžiami, nebegalės pažeidinėti taisyklių gindamiesi nei vienos, nei kitos komandos krepšininkai. O Martynas Mažeika pataikęs abu baudos metimus mažina skirtumą iki 10, 51-41. Arvydas Vaitiekus grįžta į aikštę Neptūno komandoje. Ir šiandien Klaipėdos ekipoje negali rungtyniauti Remigijus Trakimas, vis dar besigydantis sulaužytą nosį. Tadas Klimavičius, dar vienas taiklus metimas, pirmasis beje šiandien Tado Klimavičiaus sąskaitoje, kalbant apie tritaškius. Ir šiaip žaisdama šiandien 100% taiklumu kol kas meta Klimavičius, vienintelis 2 kartus jis prametė nuo baudų metimo linijos.
Atsikoloja kamuolį aikštės šeimininkai ir Valdas Vasilijus vėl mažina skirtumą iki 11. 54-43 Žalgiris, jeigu taip galima pasakyti, stabilizavo savo dviženklę persvarą, tačiau didesnio pranašumo kol kas Klaipėdos krepšininkai nėra linkę leisti varžovams įgyti. Tadas Klimavičius, puldamas krepšį, tiksliau sakant, bandydamas susikurti savo erdvę po krepšiu ir pastatyti užtvarą, prasižengė štai šioje situacijoje, taranuodamas Valdą Vasilijų. 3 minutės 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Klaipėdiečių ataka. Lieka jau tik 5 sekundės. Arvydas Vaitiekus prieš mažesnį Artūrą Milaknį ir nebesuspėjo apsiginti nuo šios atakos Žalgiris. Vaitiekus pelno 2 taškus ir dar uždirba pražangą varžovui, o savo teisę mesti baudos metimą. 54-45 vėl kiek aptirpęs Žalgirio pranašumas. Jonui Mačiuliui reikia šiek tiek atsipūsti, 19 taškų jis jau surinko. Priminsiu, žaidžia šiek tiek skaudančiu petimi Žalgirio komandos krašto puolėjas. Būtų galima pasakyti taip, buvo matyti, jog turi įtakos tai žaidimui, Mačiulio žaidimui pirmajame kėlinyje ir visiškai nematyti tų traumos pasekmių per antrąjį ir trečiąjį kėlinį, per kurį Jonas Mačiulis surinko 19 taškų. Paulius Jankūnas prasižengia, dar kartą bandydamas apsiginti nuo atakos iš po krepšio. Arvydas Vaitiekus